Kodėl yra reikalinga, o gal net ir būtina, atkurti ryšį su savo protėviais? Mėdamiesi savo protėviais, mes atrandame savo šaknis. O atradę savo šaknis, mes stipriau stovime ant žemės. Tai reiškia, kad būtent tokiu būdu mes įleidžiame savo šaknis giliau į čia į motulę žemę, dėl to jaučiame didesnį stabilumą, jaučiame savo stipresnį pagrindą po kojomis ir aplamai jaučiamės geriau. Atkūrus ryšį su protėviais, galime gauti labai stiprų jų palaikymą, gauti jų išmintį, sukauptą per eilę metų, sužinoti, atrasti jų pačias iškiliausias savybės, jas atrasti savyje ir taip pat tobulinti toliau. Taip pat galime atrasti negatyvius modelius, pasikartojančius iš kartos į kartą, tarkime tokius kaip išdavystės arba santykių baigtis, ir jas pakeisti, kad nuo mūsų einančios sekančios kartos to jau nebeturėtų ir galėtų gyventi iš dar aukštesnės gyvenimo kokybės. Glaudus ryšys su protėviais taip pat suteikia ir vientisumo jausmo tavo kasdienybėje. Taip pat suteikia didesnę, gilesnę prasmę ir tavo giminės pratęsimui, tavo vaikams ir anūkams. Kadangi protėviai yra daugiau susiję su kraujo ryšiu, atsako už fizinę plotmę, mūsų fizinio kūno tęstinumą. Tai ši tema yra daugiau susijusi su materialinė gerovė, su materialinė sėkme, todėl harmoningas santykis su protėviais įneš harmonijos, įneš daugiau sėkmės ir jūsų materialę sėkmę, materialę gerovę. Taigi kviečiu ir jūs atkurti harmoningą ryšį su savo protėviais, surasti apie juos informacijos kiek įmanoma daugiau, prisiminti, padaryti giminės medžius ir tokiu būdu formuoti harmoningą ryšį su savo protėviais, o taip pat ir tęsti šį ryšį su ateities kartomis.